Techninės prietaisų problemos gali būti labai varginančios, tačiau nesijaudinkite, daugumą problemų galima išspręsti lengviau nei manote. Jei prietaisas neįsijungia, pirmiausia patikrinkite maitinimo šaltinį. Įsitikinkite, kad jis įjungtas į elektros tinklą, o jei veikia naudodamas baterijas, pažiūrėkite, ar jų nereikia įkrauti. Jei viskas veikia ne taip, kaip turėtų, atkreipkite dėmesį į visus pranešimus apie klaidas. Jie gali būti tarsi duonos trupiniai, vedantys prie sprendimo. Perkaista. Dažnai taip nutinka dėl to, kad vienu metu veikia per daug programų. Uždarykite tai, ko jums nereikia, ir leiskite šiek tiek atsikvėpti. Užstrigote krovimo ekrane? Gali prireikti iš naujo nustatyti gamyklinius parametrus, bet pirmiausia nepamirškite sukurti atsarginę duomenų kopiją. Jei susidurėte su programinės įrangos trikdžiais, patikrinkite, ar nėra atnaujinimų, juose dažnai būna ištaisytos dažniausiai pasitaikančios problemos. Tinklo problemų atveju tokios priemonės kaip komandinė eilutė gali padėti greitai diagnozuoti ryšio problemas. Daugumą techninių problemų galima išspręsti atlikus šiuos paprastus veiksmus. Išlikite ramūs, protingai šalinkite problemas ir jūsų įrenginiai greitai veiks sklandžiai.